Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard praeitos savaitės pabaigoje išslaptino susirašinėjimą ir dokumentus, kurie rodo, kaip Jungtinių Amerikos valstijų Nacionalinio alergijos ir infekcinių ligų instituto vadovas, tuometinis prezidento Bideno patarėjas, siekė nuslėpti laboratorinę koronaviruso kilmę ir savo vaidmenį JAV mokesčių mokėtojų pinigais, finansuojant šikšnosparnių koronavirusų funkcijos stiprinimo tyrimus Uhano virusologijos institute. Funkcijos stiprinimo tyrimai – tai tokie tyrimai, kai sustiprinamas viruso gebėjimas užkrėsti arba sukelti ligą. Tai yra stipriau užkrečiamus padaro arba sukeliančius sunkesnius padarinius. Angliškai tai yra gain of function research. Taigi, Fauci finansavo koronaviruso tyrimus, siekdamas, kad Big Pharma galėtų sukurti vakcinas, kurių vertė siekia $trilijonus. Fauci ir jo atrinkti vadinamieji ekspertai spaudė žvalgybą pritarti natūraliai gyvūniniai viruso kilmei, kad nuslėptų tyrimus ir nustumtų kaltę nuo savęs. Fauci skleidė melą, dezinformaciją ir vykdė visų prieinamų platformų cenzūrą. Dabar paviešintas susirašinėjimas rodo, kad 2024 metais Anthony Fauci, davęs priesaiką sakyti tik tiesą Atstovų rūmuose, melavo, jog nėra kalbėjęsis su jokia žvalgybos agentūra apie koronavirusą. Žvalgybos analitikai drįsę užginčyti Fauci COVID kilmės išvadas, susidūrė su kerštu, marginalizacija ir buvo pakenkta daugelio jų karjeroms. Žinutė buvo paprasta. Darykite, kas liepta, arba būsite nubausti. Anthony Fauci reikalavo atskleisti liudininkus, kad galėtų juos išgąsdinti ir užčiaupti. Fauci ir jo chebra piknaudžiavo valdžia, dangstė savo nusikaltimus, manipuliavo žvalgybą, melavo kongresui ir prezidentui, siekdami apriboti jo prieigą prie gyvybiškai svarbių faktų, reikalingų šaliai apsaugoti. Dabar, po daugelio melo ir cenzūros metų, ne tik JAV, bet ir Lietuvos ir viso pasaulio žmonės turi teisę sužinoti tiesą ir reikalauti atsakomybės. Jeigu neišmokstame pamokų, gauname jas dar kartą. O dabar prisiminkime panašius dalykus kitus. Prieš 4 ar 5 metus mūsų portaluose pasirodė straipsniai, neigiantis melagienas, esą Jungtinės Amerikos valstijos finansuoja biologinės laboratorijas Ukrainoje. Na ir dar daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Šiek tiek vėliau JAV žvalgybos išslaptinti duomenys rodo, kad tai buvo tiesa. Prisiminkime kitą dalyką. Štai, šitoje salėje per vyriausybės valandą prieš 4 metus Aurelijus Veryga klausė Gabrieliaus Landsbergio, ar jūs įsigijote turtą užsienyje ir ar nesiruošėte parduoti savo verslo. Gabrielius Landsbergis atsakė, kad mažiau naršykite pro kremlinius puslapius. Klausimą pakartot užsienio reikalų ministrui. Jūs, ministrė, daug kalbat apie karo grėsmės ir tuo pačiu metu jūsų šeima uždeklaruoja užsienyje įsigytą didelės vertės nekilnojamą turtą. Aš noriu paklausti, kokioje valstybėje tas turtas yra įsigytas. Taip pat mus pasiekė žinios, kad jūsų šeima ieško investuotojų, kurie pirktų jūsų ugdymo įstaigų tinklą. Tai aš tiesiog noriu paklausti, gal jūs galite paaiškinti tokių sprendimų priežastis, ar mes čia gal visi turėtumėm dėl kažko nuogąstauti ir nerimauti. Ir premjerės noriu paklausti, galbūt pavyko, jūs tada tokį priekaištą man metėt, kad anksčiau nepaklausiau, tai
spėju, kad užteko laiko pasidomėti, kaip sekasi su vaistų cistiniai fibrozijai kompensavimu. Ačiū labai. Dar gerai, kad nepasakėt, kad Maskvyčių parduodat pabaigoje, reiškia, bandydamas tilpti tą patį laiką. Bet šiaip mano raginimas būtų mažiau nardyti po prorusiškus puslapius ir jų turinį platinti. Tai, ką jūs šnekate, yra netiesa, yra paneigta viešai ir aš tikiuosi, kad jūs radęs progą, yra deklaruota, aš ne apie tai kalbu. Tai kas yra deklaruota, tas yra deklaruota, bet visa kita, ką jūs kalbate, yra netiesa ir aš tikiuosi, kad jūs vietoj to, aš šiaip iš tikrųjų laikiau jūs padariu žmogum. Ir norėčiau labai turėti galimybę ir toliau taip apie jūs galvoti. Bet tai priklausys nuo jūsų pastangų. Koronavirusas. 2021 vasaris. Delfi. Platina dezinformaciją apie vakcinas. Esą taikiklyje vaikai. Po 4 mėnesių tas pats Delfi, vaikų vakcinacija prasidės sutvarkius logistiką. Kodėl aš prie to grįžtu? Grįžtu dėl to, kad virš mūsų pakibo toks Damoklo kardas. Ulbinaitės cenzūros paketas. Atsiprašau, dezinformacijos paketas, kovos su dezinformacija paketas. Reiškia tie, kurie mums melavo, gazdino, cenzūravo, dabar siekia paversti dezinformaciją visą informaciją, kuri prieštarauja tam, ką jie nori girdėti. Ačiū uždėmesi. I'm releasing never-before-seen communications and documents that expose exactly how Fauci worked with politicized career leadership in the intelligence community to suppress the truth about his actions, the virus's lab leak origins, and his role in directing U.S. funding for this dangerous research that caused immeasurable harm and countless lost lives. Now, these documents expose Fauci's direct role in influencing and manipulating IC assessments on COVID-19 and how Fauci lied to Congress in 2024 when under oath he denied knowledge of or participation in discussions with intelligence officials about viral research. We also received testimony from multiple intelligence community whistleblowers who reported retaliation for challenging the intelligence community's manipulation of intelligence on the virus's origins, once again revealing a clear pattern of suppressing dissent, silencing critics, and burying the truth. And he publicly pushed lies, disinformation, and censorship using every platform available. Now, according to hundreds of reviewed emails, which are included in this release, the intelligence community almost always incorporated Fauci's recommendations. He promoted a fraudulent paper whose publication he helped prompt as legitimate information for intelligence community consideration. Senior analysts praised Dr. Fauci not as a policymaker, but as what they called an unbiased guide to the real coronavirus experts, while deliberately ignoring experts who might dissent from Fauci's narratives. Now, Fauci didn't stop there. He blatantly lied to Congress under oath during his 2024 testimony to the House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, denying that he ever spoke to any intelligence agency about COVID. Now, the correspondence I'm releasing today directly contradicts his sworn testimony. Now, we received statements from multiple whistleblowers revealing that the intelligence analysts who dared to challenge Dr. Fauci's COVID origin conclusions faced threats of retaliation, marginalization, and many suffered career setbacks. For example, now after years of lies and censorship and cover-ups, the American people deserve transparency, truth, and accountability.